Ok, sveiki. Dabar taip, noriu patarti, patarimų, nes gaunu daug laiškų, žmonių klausia, kaip atrasti klientus, kam pasiūlyti šitą biznį. Žmonės atsibuskit, kam pasiūlyti. Reikia siūlyti visiems, nes čia eina kalba apie uždarbį, čia eina kalba apie visus, kurie nori turėti pinigų. Nieko ašgi nesakau, kad jūs turite prarasti darbą ar palikti jūsų darbą, kur turit. Ne, dirbkite toliau, kur dirbate, o čia yra papildomi pinigai, kur nereikia įdėti didelių pastangų. Vadinasi, jūs investuojate 375 eurus, nusiperkat vietą stale, taip, užperkat auksą, už 7000 eurų, sumokat tik 375, kai skyla stalai, jūs turite atvesti 2 žmonės, kad gautumėt kvalifiką, nes jeigu netvesti 2 žmonių, kurie nori taip pat užsidirbti ir tą patį padaryti, ką jūs padarėte, sumokėti 375, užsisakyti auksą už 7000 eurų, atvesti 2 klientus ir kai nukrisit iki lentelės galo, išeisit, gausit pirmus 3000, paskui perėsit į kitą lentelę, nes va, čia pasispaudžia ir aš, kai krysiu vėl į viršų. Okay? Dabar taip, viskas čia veikia. Mano finansai. Parodysiu, kaip mes dirbam. Čia yra istorija. Auksas šiandien 32 eurai 03. Taip. Dabar taip, istorija. Istorija žmonių, kurie gauna pinigus. Dabar žiūrėkit. Čia mano visi žmonės, kurie išsiema pinigus. Aišku, matysit daugiau italų negu lietuvių. Nes matys lietuviams nereikalingi pinigai. Tai va, kiekvienas žmogus čia, kuris uždirba pinigus kartu. Bet tai nereiškia, kad jie metė jų darbus, jie toliau dirba savo darbą ir gauna čia papildomus pinigėlius, todėl kad kalba su žmonėm ir patarė investuoti investicinį auksą. Ok? Tai va, aš čia galiu vedžioti visą dieną, ne? Nu, nes aš su mano grupė užsidirbom virš 500 000 eurų per 7 mėnesius. Tai jeigu sugebėjau aš padaryti, sugebėsite jūs padaryti. Jūs turite pasitikėti jomis. Jūs turite šnekėti, jūs turite parodyti video žmonėm. Jūs turite parodyti įrodymų. Jeigu jūs nesugebat išaiškinti, kreipkite mane, klientus, pasakykit, man tas ir tas prirodė. Aš jums paaiškinsiu, parodykit mano video, ne jeigu taip sunku. 375 jūs neprarasite, jeigu jūs nerandat žmogaus įdėti į staliuką, jums kompanija atiduoda 375 eurus. Niekas jums nepaima jų. Jeigu jūs iškrisit iš šito staliuko, nebūsit atvedę 2 žmonių, jums atiduos kompanija. Nulinė rizika. Ar suprantat, ką reiškia nulinė rizika? Ar suprantat, kad mūsų kompanija 6 metus jau dirba ir moka žmonėm pinigus? Čia yra ne juokai, čia mes nejuokaujam, čia yra ne kažkoks žaidimas, čia yra rimtas verslas. Ir yra įmanomas visiems, tik ne visi nori. Kitiems yra lengva dejuoti ir atrasti visokių pasiteisinimų. Aš nemoku, aš to nemoku. Nereikia čia mokėti daug, nereikia čia pabaigti aukštų universitetų. Čia reikia kalbėti. Okay? Nenuleiskite rankų. Iki greito.